Kaip į Kupiškio miestą persikėlusiam gyventi Tukui Nykštukui sekėsi toliau, kai jis įsidarbino krovikų Kupiškyje esančioje centrinėje Maksimoje. Akivaizdu, kad galiausiai jau ne vien tik pats šioje miesto parduotuvėje dirbantis Tukas, bet ir čia pat valytoje dirbanti jo buvusi draugė, miestietė Davatka Vida Pribeldaitė jau irgi pradėjo jo paties atvirai nebemėgti, trūko jai irgi kantrybė. Nuo pat jų abiejų ėmimo dirbti kartu pradžios Vida nenorėjo atvirauti kitiems savo bendradarbiams apie tai, kasgi praeityje tarp jos ir to Tuko buvo nutikę, kad tokie nedraugiški jiedu vienas kitam palikę. Vis labiau šalinasi vienas kito ir varstosi tarpusavyje piktais žvilgsniais. Kodėl judu vienas kito neapkenčiate, kas tarp jūsų yra negero nutikę? Kartą be užuolankų atvirai paklausė kolegos ir Vida buvo pagaliau priversta pradėti pasakoti. Tada ir prasidėjo, su kiekviena diena Davatka Vida ėmė vis daugiau pasakoti darbe savo kolegėms apie tarp jų buvusią draugystę, apie iširusius santykius, net ir dažnai girdint šalimais pačiam Tukui. Ir nieko nepagražinant viską tik iš savo požiūrio tamsiosios pusės, kaip draugystės metu tas Tukas pastoviai prie pačios Vidos priekabiavo, kaip jis mėgino ją pasinaudoti, kaip jis vis lyzdavo prie Vidos norėdamas bučiuotis ir jam buvo nė motais, kad pati Vida yra labai tikinti moteris ir kad daryti tokius dalykus yra negalima. Žodžiu, peikė ji Tuką, kiek tik begalėdama. Na, o pačiam Tukui irgi buvo labai nesmagu viduje, girdint kaip toji Vida vis daugiau negražiai apie jį yra kitiems kalbanti. 2013 m. gegužė štai kūrybinis šios situacijos vaizdinys, nukeliantis į 2013 m. gegužės Kupiškį, kur centrinėje Maksimoje tarp lentynų ir prekių vežimėlių verda tikros gyvenimiškos dramos. Pokalbis parduotuvėje, valytoja Vida, kasininkė Jadvyga ir krovikas Tukas. Kontekstas: Vida sušluota rankose stabteli prie kasų, kur prekes dėlioja kita darbuotoja kasininkė Jadvyga. Tukas netoliese krauna dėžes, puikiai girdėdamas jos kiekvieną žodį. Vida pasirėmusi ant šluotkočio, pusbalsiu, bet raiškiai sakau tau, Jadvygute, kantrybė man jau senka. Žiūriu į jį kasdien ir šiurpas ima. Tu nė nežinai, kas čia per žmogus. Vaikšto dabar čia kaip šventasis, vaidina nekaltą darbštuolį, dėžes kilnoja. Kasininkė Jadvyga smalsiai pakreipusi galvą, pjaustydama lipnią juostą, tai palauk Vidule, nelabai supratau, tai kas ten tarp jūsų visgi buvo praeityje. Jau daugiau nei visą mėnesį žaibais vaidotės, o tylit abu kaip žemė. Vida peržegnojo krūtinę, vai, Jėzau Marija, geriau nė neprisiminti. Žinai, aš moteris pamaldi, sekmadieniais bažnyčioje pirmame suole sėdžiu. O, jis. Kai draugavom, tik vienas jam galvoje buvo. Priekabiavo pastoviai, ramybės nedavė. Sakydavo ir kartodavo tai, kad jam jo buvusi žmona pastoviai vis duodavo lovoje, kad jam dabar ir iš kitų to be galo labai reikia. O įsivaizduokit, ko jam reikėjo, kad pultų ir kartu padarytų nuodėmę. Su manimi to norėjo. Su mano kūnu, kuris yra dieviška sielos šventovė, kurio niekaip negalima teršti. Atsimenu, būdavo tik taikosi kur tamsesniam kampe prie sienos prispausti, lenda bučiuotis, rankas kaišioja. Jam visai motais nebuvo, kad aš nuodėmės bijau. Norėjo tiesiog pasinaudoti mano gerumu ir kūnu, begėdis toks. Paleistuvis visiškas nežmogus. Jadvyga, išpūtusi akis, eina sau. Rimtai? O iš pažiūros toks ramus tas Tukas, mielas, tylus. Vida piktai šnibžda, tylus tik gal iš išorės jis atrodo, Jadvygute. Jis visiškas bjaurybė. Ir paleistuvis. Kai mudu prieš 2 metus draugavome, jis tada tik ir suko jau savo išankstinius planus, kaip manimi kūniškai pasinaudoti, kaip nuskriausti ir atimti mano be galo saugojamąją nekaltybę. Įsivaizduojat, ko jis tada norėjo. Siekė ir mane paversti pasileidusią kekšę, kokios kad jį gyvenime visuomet tik ir supa. Aš jį atstumiu, tai dabar va, žiūrėk, kaip šponkiuodamas į mane žiūri. Neapykanta vien jo akyse. Tukas, kuriam jau nebepavyksta tverti savo kailyje, tėškia tuščią kartoninę dėžę į vežimėlį ir žengia porą žingsnių link moterų. Jo veidas raudonas, balsas virpa nuo neteisybės. Tukas, nu Vida, nu jau žinok, perlenkiai lazdą.
Ką tu čia dabar miesto turgaus pletkuose apie mane ir mūsų turėtą praeitį įsigalvoji ir Jadvygai protą jauki. Jadvyga krūpteli, pasitaiso prijuostę, vai, tu kai mes čia šiaip apie darbą. Tukas ignoruodamas Jadvygą, žiūri tiesiai į Vidą kokį darbą, Jadvyga, girdėjau viską. Vida, sakyk tiesą, kada aš prie tavęs pastoviai priekabiavau. Tu prisimink, kaip viskas buvo. Draugavom kaip normalų žmonės, o kai sėdėjom kadaise prie bažnyčio šventoriuje norėjau tau ranką ant peties uždėt ar į žandą pabučiuot, ką tada tu darei, tu iškart pradėdavai rėkt apie šėtoną ir pasaulio pabaigą. Kas per pasinaudojimas? Aš tave į pasimatymus kviečiau, o tu mane prie kiekvieno kryžiaus klauptis vertei. O aš per savo visišką kvailumą, kadaise po to net ir susižadėti su tavimi, tavo prašymų buvau sutikęs. Kuo tai baigėsi viskas, ar dar pameni, pribeldaite, sakyk. O aš viską dar pamenu, baigėsi žiedo praradimu, skundais ir polikajų vizitais. Šia tau ir buvusi mylimoji kokia buvo. Dar ji čia bando viešai šventą vaidinti, ui, kaip aš bijojau nuodėmės, kaip bijojau su vyruku sugriešyti. Taigi, tas vyrukas ir buvo būtent tavo pačios sužadėtinis, gal visai buvai tai pamiršusi ar ką? Vida atšauna pakėlusi nosį, šventas reikalas yra malda, tukai, o tavo visi tie norai buvo nešvarus. Kūniški. Tu manęs negerbei kaip tikinčios moters. Aš tau tada tebuvau tik vos ne kaip gyvas mėsos gabalas, skirtas sekso reikalams, tu taip tada mane savo galvoje įsivaizduodavai. O kai galutinai iš manęs nieko negavai, ėmė iškart lipti ant tos, kuri tavo gyvenimo kelyje pirmą iškart buvo pasitaikiusi ir dar net nespėjusi tapti tavo tikra žmona. Ašgi ir sakiau, miela kasininkė, kad jis ne kas kitas, o tikras pasileidėlis. Tu kas skėsčioja rankomis, nu prie ko čia nepagarba? Jauni žmonės bučiuojasi, tai normalu. Va, nors kartą pažiūrėk nesusiraukusi, kaip gatvėje susitikę paaugliai kartas nuo karto vis aistringai pasilaižo. O tu dabar iš manęs kažkokį prievartautoją prieš visas bendradarbės nori padaryti. Jadvyga, netikėk tu ją, ji viską per savo tamsius akinius mato. Aš jai nieko blogo nepadariau, pati mane išvijo, o dabar dar be gyvenimą nuodyja. Vida griebia šluotą ir ima intensyviai trinti grindis prie tuko kojų, traukis krovikę, netrukdyk dirbti. Žmonės mat patys mato, kas tu per pasileidęs veikėjas. Viešpats viską mato, tukai viską mato.